aš galėčiau sudėti blogiausių duetus. Bet iš gyvų, iš tų, kurie buvo, sukomplektuot galiu, jo. Okay. Koks nors mano duetas būtų, pavyzdžiui, Gastonas Macekanė ir Lansas Strolis. Būtų puikiai komanda tokia. Labą rytą, labą dieną, labą vakarą. Su jumis Greičio formulė, 7 mūsų epizodas ir čia Arūnas Baratinskas. Ir Arūnas Volungevičius. Taigi, šiandien mes aptarsim Las Vegaso Grand Prix, pašnekėsim šiek tiek apie aktualijas naujienas, atsakinėsim jūsų klausimus, kuriuos uždavėt komentaruose ir žvilgtelsim į Kataro Grand Prix, kuris jau šį savaitgalį. Bet prieš tai noriu susakyti maldelę, kad jūs paspaustumėt laiką, pasidalintumėt video su draugais, užsiprenumeruotumėt ir paspaustumėt skambutį. Beje, iš jūsų visų, kurie žiūri mūsų video, mūsų epizodus, užsiprenumeruoja tuo metu tik tai 10%, taip grubiai. Mes pasižiūrėjom statistiką. Tai prašom šitą skaičių pakelti ir pagerinti mūsų žiūrimumą. Tokiu būdu visiems mums bus tik tai į naudą. Šiame epizode, kas bus, jau šnekėjau, dėl prizų. Dėl prizų. Už geriausią klausimą prizas bus šį kartą Geitvidui Kavaliauskui. Klausimą vėliau apspręsim. Ir dar turiu tokį prašymą dėl prizo atsiėmimo. Parašykite mūsų Greičio formulės Facebook paskyrą. Tiesiog žinutė, tai bus paprasčiau ir greičiau susisiekti su jumis dėl prizo atsiėmimo. Kas dar prieš pradedant? Dar turim taikliausią spėjimo topiką, kaip ir aną kartą, kaip ir prieš tai kartą, taikliausiai nieks neatspėjo, netgi netaikliausiai nieks neatspėjo. Aš sakyčiau, lietuvių formulės mėgėjų visuomenė yra gana sveika, nes sveikas žmogus sunkiai galėjo pataikyti, atspėti ar ne. Sutinku. Mes beje su tavim irgi, tai mūsų čempionatas irgi. Na, žinai, ligoniai dažnai būna, kad jie galvoja, kad jie sveiki, tai taip ir mes galbūt, žinai. Bet šį kartą tu bent vieną tašką laimėjai už lenktynes, jeigu neklystu, už kvalifikaciją. Tu Sainzą įrašei 3 vietą, jisai buvo kvalifikacija 2, tai gauni 1 tašką. Tai mūsų overall čempionatas 12-14. Na tai vėlgi kita vertus rodo, kokie mes esam specialistai, kaip mes šaudom iš patrankos į vieną skraidančią varną ir galbūt ta varna net yra kitoj žemės rutulio pusėje, žinai. Tai taip, bet vėlgi, kai mes žiūrime į Las Vegasą, tai ko gero net nenuvažiavus ten visiškai aišku, kad ta Formulės 1 yra labai maža to spektaklio savaitgalio dalis, o daug daugiau dėmesio ir reikalų yra visai kitose Las Vegaso vietose, kaip jisai ten beblizgėtų ir panašiai. Ir taip, ir tam sferoje dažnai matom formulę ir pilotus viską, bet kažkaip atrodo, kad čia tokie svetimi šiek tiek, ne visai tie vietoj dalykai ir ko gero trasa šiais metais. Aš kažkaip net neatsimenu, mes turėjom tik vieną savaitgalį Vegase, ar ne? Bet kad būtų tokia situacija kaip šiais metais, nors visi tikėjosi, kad gali būti slidu ir panašiai, bet mes pakliuvom į tokį kažkokią, aš nežinau, ten turėjo Pirelis atvežti ar žeminės padangas, ar kažką tokio, nes tai yra, kad aparatai, tai yra bolidai nedirbo. Padangos nedirbo ir vairuotojam, ir komandom nebuvo absoliučiai aišku, nei ką daryti, kaip išspręsti situaciją. Ir vėlgi jau pažvelgus į rezultatus, akivaizdu, kad rezultatą gavo tie, kas turėjo trūkumų, kurie tiko prie tos trasos, ar ne? Kaip tik norėjau pasakyti, išskyrus vieną komandą, jie labai džiaugiasi. Jeigu tu neturi dešinės rankos ir visą laiką mėtai smiginėme į šitą ir ateini ir kaip sykis ten varžybos yra kairę ranką mėtančių smiginio varžybos ir tu jose laimi, žinai. Tai kažkas tokio buvo šį savaitgalį. Jo, Mercedesas visą savaitgalį. Realiai jie buvo pirmieji visose sesijose, visose treniruotėse. Taip, Hamiltonas, Russellas, tai yra neįtikėtina. Ne, tai yra normalu, kita vertus sakau, jeigu
tiek daug kompromisų trasa davė inžinieriam, kad geriausiai tie kompromisai tiko Mercedes Buldui. Na, gal pagrindinius dalykus reikia paminėti vis tik. Tai yra aukšto vidutinio greičio trasa. Nors tai yra miesto trasa, bet nuo tų laikų, kai mes turėjom miesto trasą ir, na, kai pasakai miesto trasa yra Monakas galvoje, ar ne? Tai yra lėta, bet čia tik tai tokiam seniam kaip mes. Na, panašiai, nes taip, dabar tų miesto trasų pradėjo daugėti, tai yra akivaizdi tendencija. Žinoma, jinai yra susijusi su dideliais saugumo iššūkiais. Tai kainuoja daug pinigų, kita vertus padaryti, kad tai kažkaip tai būtų normalu, ar ne. Ir mes atsimenam ir praeitų metų istoriją su dangčiais reiškia, šachtų. Bet patrauklų darosi, nes yra miestų, kurie turi savo žavesio, kurie nori vėlgi žinią apie save dar labiau platinti. Ir Vegasas vienas iš tokių miestų, aš įsivaizduoju. Formulė 1 naujoj savo iteracijoje po Liberty Media perėmimo ir Vegasas tai yra puikiai atitinkantis vienas kitą dalykai, šau. Ir vėlgi aš girdėjau, kad reklamos ant to rutulio klaikiai brangios, bet jos ko gero atsiperka, nes žmonės moka tuos pinigus tam, kad jos ten būtų. Kiek pamenu, jo šitos sferos į viso projekto kainą virš $2 milijardų praeitais metais paleistų. Ir jisai atsiperka, ar jau atsipirko, ar tuoj atsipirks kažkas tokio. Tai va, viskas yra pamatuoti kaip ir žingsniai. Return on investment. Amerikiečiai. Viskas yra pamatuota. Na, apie vidutinį greitį trasoje jau minėjom, bet tam ten nereikia daug žinių, įsijungi televizorių ir matai, kad labai aukštas, na, žinoma, tiesioji kilometro 900 metrų tiesioji prie to prisideda, bet ir posūkiai yra tų užlėtinimų padaryta minimaliai, tokių mikimauzinių dalių mažai. Antras dalykas, kuris, žinoma, daro įtaką, tai kad pats paviršius yra labai lygus ir slidus, netgi vizualiai televizoriui matosi atšvaitai nuo paviršiaus, toks net blizgantis paviršius. Trečias dalykas, kad sukibimo lygį labai riboja tai, kad trasa atidaroma net lenktynių savaitgalio metu. Kaip tas fiziškai padaroma, aš sunkiai įsivaizduoju. Irgi nemačiau. Aš sunkiai įsivaizduoju, bet atidaryti yra lengva. Sunkiau, ko gero, yra visus vėl išvaryti, ar ne, ir vėl uždaryti. Tai va šito aš nelabai įsivaizduoju. Ir, žinoma, tas transportas atsiradęs trasoje, jisai prineša visokio gėrio į ten tą. Ir dar plus šį savaitgalį prisidėjo žema temperatūra. Tai va, sekantis faktorius. O prieš šitą sekantį faktorių, tu gal esi matęs, kaip per free practice Red Bullis, kalbant apie greitį tiesiosiuose, kaip jie pjaustė galinį sparną? Taip, čia viena rankomis tais tokiais taip, tai yra gana įprastas procesas. Nesumatęs iki šiol. Adrianas Newey savo autobiografiniai knygoje yra aprašęs, kaip jisai modifikavo tą Leighton House bolidą. Vieną iš savo pirmųjų projektų. Pats jisai, ne kažkoks mechanikas su bolgarkė, ten atsiprašau tą. Bet dabar kažkaip. O jis pats pagrindinis konstruktorius naktį, nes nėra kada, pjovė kokią skylę, ją paskui klijavo. Tais laikais taip. Bet 2024, čia aukštos technologijos. O tai tu manai, kaip turėjo padaryti, nes kaip tu kažką gali padaryti trasoje, kai tavo galimybės ribotos. Tu negali vėlgi tokio dalyko kaip galinio sparno užsparnis ten 3D spausdintuvose spausdinti, nes jo savybės, fizinės savybės netitiks reikalavimų keliamų tai detaliai. Ir iš plošto turbūt nelabai gerai iš 3D. Vėl, taip, autoklavo reikia. Na, yra daug dalykų. Tie anglies plošto daiktai, jie, kaip vadinama, tą lead time turi gana didelį. Nuo par to, kad tu jį suprojektuot turi pasidaryti formas, jam formuoti ar ne. Tu turi suformuoti, autoklavę sutvirtinti, patikrinti ir taip toliau. Tai yra daugybė procesų, kurie užima marės laiką ir jame dalyvauja daug žmonių, o čia tu turi tokias galimybės, kokias turi. Bet akivaizdu, kad tokie veiksmai Red Bullio buvo suplanuoti. Nes jie jau prieš sezoną priėmė sprendimą
Monzai nedaryti specialaus sparno. Jie galvojo, pasižiūrėk į praeitų metų sezoną. Jiem atrodė, kad jie šitoj vietoje gali sutaupyti. Ką reiškia sutaupyti? Ne tai, kad sutaupyti pinigus ir įsidėti į kišenę, ar kažkur tai išleisti bare, ar taip toliau. Jie galvoja, kad biudžeto ribų situacijai tuos pinigus geriau galima panaudoti. Tai yra pinigus, kurie atneštų didesnę pajėgumo, naudą kažkurioje kitoje sferoje. Ir jie nusprendė sutaupyti vieną sparno specifikaciją. Ir mes čia kalbam apie Monzos sparną. Tai Monzoje jie važiavo su šituo sparnu, kurį atsivežė ir į Las Vegasą. Ir Monzoje jie suprato, kad jie irgi gauna nuo varžovų dėl to, kad neturi specialaus sparno. Nes ir Ferraris, ir McLarenas, ir Mersas, jie visi atsivežė specifinį Monzos sparną į Monzą. Ir vėlgi tie patys sparnai atkeliavo į Vegasą, nes būtent tokia konfiguracija galinio sparno šitai trasai yra tinkama. Buvo graudu žiūrėti į Red Bull. Po pirmos treniruotės, man atrodo, jie rado, kad ar 7 km/h lėtesni už varžovus. Ir po to supjaustė tą sparną. Tai yra, kaip sakyt, tu žinojai, kad turėsi kažkokį deficitą, bet jie paskaičiavo rato laikę, tai gali iki 60-ųjų. Ne? Ir kai tu turi vien dėl galinio sparno 60-asias, tai tu negalvoji apie pergalę. Ir aš manau, niekas nesitikėjo Red Bullio pergalės, bet visi galvoja apie stipriai važiuojantį Ferrari ir apie McLareną, kuris dar lygtai atrodė dar viršuje yra. Bet aš net pradedu įtarti, kad Ferraris jau ko gero yra aukščiau pagal greitį. Negu McLarenas. O kalbant apie Red Bull, tai iš pokalbio tarp Verstappeno ir GP girdėjusi, kad let's do our own race, tai reiškia, jie netgi neturėjo kažkokio tai aukšto tikslo, jų tikslas buvo tvarkingai atvežti taškus, tiek kiek reikia, tiek kiek pakaks. Kažkaip žiūrėti labiausiai Norrisą, manau, jo tikslas buvo gana paprastas. Ir nesinervuoti dėl kitų plebėjiškų aplinkui vykstančių procesų. Sekantis, kas ten buvo tokio įdomaus, dar Kolapinto, tavo mėgstamas Kolapinto. Jisai nesugadino mano nuomonės apie jį, nors aš nesu ten klaikiai geros apie jį nuomonės. Manau, kad nuomonė apie jį bus sudaryta, jeigu jisai išliks Formulėje 1, tai dar kažkurioje tai ateityje, kiek aš sugebėsiu stebėti, nes jisai dar yra toksai pradedantis studentas, gal Fuksas, taip sakyčiau. Ir, taip, klaida ten tokia gruboka, sakyčiau. Jisai prognozavo, kad priekis nuslys tam tikrą, kad jisai pravažiuos tą vietą, bet priekis šiek tiek mažiau nuslydo. Ir taip, mašina išardyta, klaikiai daug kainavo. Aš, tiesą sakant, nebuvau tikras, ar jisai startuos lenktynėse. Nustebėtina. Bet komanda, mes atsimenam sezono pradžios situaciją, kai Williamsas neturėjo atsarginės važiuoklės, monokoko vadinamo, ir dėl to turėdavo problemų, bet šį kartą surinko Frankui automobilį ir jisai galėjo tiesą iš techninio tarnavimo juostos, bet startuoti lenktynėse. Ir jisai atvažiavo, netgi ne paskutinis. Tai ir vėlgi, prisimenant tuos faktorius, kuriuos jau mes minėjome apie trasą ir kodėl ten, aš supratau, kad lenktynės gali būti absoliučiai nenuspėjamos ir jose gali laimėti absoliučiai bet kas. Tai čia maždaug panašiai kaip iškritus sniegui, tai toksai savaitgalis buvo. Koks didžiausias tokių aplinkybių, kurias mes išvardijom, koks didžiausias pavojus? Didžiausias pavojus tame yra, kad ne tik komandos nėra visiškai pasiruošę tokiam sukibimui. Lenktynininkam, žinoma, tai yra didelė problema, kai jisai su minimalia sparnų prispaudžiama gale ant labai slidaus asfalto turi važiuoti tokiais dideliais greičiais, kur faktiškai tu ant blakstienų važiuoji. Tu ant tiek jautriai turi jausti tos niuansus mažus nesančio sukibimo, kaip ant ledo. Tu turi tą jausmą turėti ir automobilį, kuris pritaikytas žymiai didesnėm apkrovom, tu turi priversti dirbti tokiose labai subtiliuose sąlygose. Ir
koks atsiranda dalykas. Pirelis, žinoma, irgi neprojektuoja, neanalizuoja ir negamina padangų tokiom sąlygom. Tai yra antros treniruotės metu, jos pabaigoje oro temperatūra buvo, atrodo, 6 laipsniai Celsijaus plius. Taip. Ir kadangi Pirelis irgi tam dėmesio neskiria, tai į lenktynės atvyksta tokios padangos, kokios atvyksta. Ir tos padangos tada tokiom sąlygom turi vieną didelį trūkumą. Tai yra, kad kai yra taip slidu, automobilis slidinėja. Ir pačiame paviršiuje dėl trinties pakyla temperatūra. Ir tuo tarpu padangos konstrukcija, netgi padangos ta, kaip sakyt, dalis, ant kurios yra protektorius, jisai nespėja iššilti. O pats paviršinis sluoksnis, kuris dalyvauja trintyje, jisai perkaista ir atsiplėšia gumos gabaliukai nuo paviršiaus ir jie tokiais, mes vaikystėje voliais vadinamam, kaip purvina vieta patrini ir tokie... Atplaišos, kaip jos čia, nežinau. Na, mirusios gumos, reiškia, su riebalais sumišusi, tokie voliukai. Ir tie voliukai, jų problema ta, kad jie yra taip, jie guminiai, jie turėtų gerą sukibimą. Problema ta, kad jie ryšio fizinio nei su asfaltu turi, nėra prilipę prie jo, nei jie nėra prilipę prie pačios padangos. Tai yra, kad jie dalyvauja kaip riedėjimo guolis toje vietoje kontaktą. Ir tą pajuto labai Hamiltonas šeštadienį, kas jam nepasisekė kvalifikacijoje. Nes yra labai plona riba, kai tu vos slysteli. Tu sugeneruoji tik ant to paviršiaus padangos, vos per daug buvo jam būtent tokie momentai. Ir padangos pradeda grūdėtis ir tu pasidarai faktiškai bejėgis. Ir po to lenktynėse su to susidūrė, kai jau kovoja Leclerc'as, Sainzas ir Verstappenas. Tai vienas, tai kitas greitesnis ir po to staiga Leclerc'as tas padangas savo suvalgė, sakykim taip. Ir jį tada pradėjo ir Sainzas aplenkė ir iki užsukimo į boksus nieko jau negalėtų ir padaryti. Ir dar vėlgi yra, jeigu šiek tiek normalesnės, artimesnės sąlygos pagal tos parametrus tokiom realiom padangų darbui, tai grūdėjimuose tas fenomenas, jį galima kažkiek tai mažinti ir netgi lenktynininkas gali vairavimų tam tikrų išspręsti. Tai jisai laikosi trajektorijos, kur geriausias sukibimas, jisai sumažina greitį tiek, kad automobilis slystų labai mažose ribose ir po truputėlį tada padanga sušyla ir tada, kai padanga sušyla, tu gali apvalyti tą ir su protektoriaus likučiu turi gana sėkmingą galimybę, bet sąlygomis, kokios buvo Las Vegaso trasoje, žinoma, tai buvo taip sudėtinga, kad praktiškai beveik neįmanoma. Bet ką mes dar turim? Apart to big elephant in the room, kad Maxas Verstappenas 4 kartą tapo čempionu, beje sveikinam visus fanus, atvirai, objektyviai, Maxas ypač Brazilijoje parodė, kad jisai vertas tapti čempionu ir jo tas stilizuotas Max užrašas M4X labai tinka ir ant jo šalmo naujo jau yra ir 4 žvaigždutės jau padarytos. Tai kaip 5 nereikia titulo. Man atrodo pakaks. Bet dar iš lenktynės Davidas Coulthardas pavadino non-stop action. Man labai patiko. Iš tikrųjų buvo non-stop action, buvo įvairių įvykių visur. Tai labai ko gero tiko visam Vegaso imidžui tokiam. Tiko. Silvestras Stallone pamojavo finišo vėliavą, matai? Gražuma. Tikrai įspūdinga vieta, įspūdingi dalykai. Ir lenktynės, žinai, gal puristams jos nebuvo labai įspūdingos, bet žiūrovom turėjo patikti. Lenktynės turėtų būti. Nes buvo veiksmo, buvo daug lenktynų. Visur, jo. Aš pažymėjau savo Hülkenbergą ir manau, kad tas Ferrari greitis priklauso ne tik nuo automobilio ir nuo jų variklio, nes tik tai žiūrėk, kur yra tos ilgos tiesiosios, ten Haas visą laiką irgi pavažiuoja visai neblogai. Labai gera proga grįžti prie variklių, gerų variklių, galingų variklių. Ką tu pasakytum apie Piero Gasly 3 vietą kvalifikacijoje? Su pačiu galingiausiu Alpinos varikliu. Įsukčiau temą į
slidaus asfalto ir šalto oro aplinkybės. Ant kiek daug veidų turi Formulė 1, netgi aš sakyčiau, yra loginių spąstų pridaroma lenktynių savaitgalio metu. Tikrai šokiruojantis ir aš taip pagalvojau, praeitose lenktynėse Brazilijoje Alpina uždirbo ten tiek taškų, kad pašoko 3 vietomis, ar ne? O šiandien, ir kvalifikavosi 3 vietoje, trasoje, kur, menamai variklis daro didžiausią įtaką. Bet žiūrėk, jisai sugedo, pasitraukė iš lenktynių ir priežastis yra variklio gedimas kažkoks. Tai variklis turėjo kažkaip tai kompensaciją padaryti, ar ne? Pavargo. Už tą 3 vietą kvalifikacijoje. Ne, kita vertus, žinai, variklių resursas yra labai ribotas ir yra priemonių, kai tu variklio parametrus gali pakelti. Dažnai, ypač gamyklinės komandos, tą naudoja, aišku, labai ribotai kvalifikacijoje, kai to labai reikia, ar ne? Nes jie gali sujungti režimą, kuris duoda daugiau galios, bet jeigu jau negaila variklio. Jisai labai neigiamai atsiliepia to variklio ilgamžiškumui, patikimumui ir taip toliau. Tai mes apie tai dar grįšime, turbūt kalbėdami ir kitomis temomis, aš netgi perskaičiau vieną iš klausimų, matyt, ta tema bus galima irgi prisiminti. Overall tada, jeigu Vegaso temą uždarant, kadangi mes... Hamiltonas galėjo laimėti lenktynės, ar ne? Vat čia sutinku. Jei nebūtų šeštadienį... 100%, tiesiog 100%. Jisai pats tą sakė, jeigu ne mano klaida kvalifikacija, I lost the win, nes jisai pasivijo Russellą ten. Aišku, mes nežinom, galbūt Russellas irgi kitą tempą būtų palaikęs, bet geriausias, man atrodo, geriausias tas prasibrovimas į... Akivaizdu, kad netgi kvalifikuodamasis 2 vietoje, tarkim, 1 startiniai juostoje, aš tikiu, kad Hamiltonas turėjo labai gerus šansus laimėti. Tikrai taip. Su tuo sunku ginčyti. Kas dar iš Las Vegaso? Verstappeno titulas, nuliūdęs Norrisas. Žinai ką, Norrisas pasakė, kad čempiono titulas buvo pralaimėtas jau po 6 lenktynių pirmųjų šio sezono. Aš sakyčiau, tai toksai labai geras apibendrinimas, nes visa kita po to, kai McLareno greitis didėjo ir jie jau buvo per vėlu. Nes jie nepasidarė pamato kovai dėl čempiono titulo. Dėl development race, to taip vadinamo McLareno, aš sutikčiau, bet dėl to, kad ten pirmas 6, 1, 2, 3, 4, kiek buvo, 5 pergalės iš 6, man atrodo, Verstappen. Faktiškai Maxas tą persvarą užsidirbo tose lenktynėse, o paskui jisai tik tais valdė persvarą. O kai tu turi persvarą, tu gali leisti savo labai fokusuotai žiūrėti dalykus. Taip. Tai yra fokusuotis į vieną lenktynininką, ką mes matėme ilgai ir taip toliau. Tu turi daug komforto įvairiems savo pasirinkimams. Ir didžiąją dalim aš sutikčiau su Norrisu, kad jisai gana realiai žiūri į padėtį. Bet vėlgi tai reiškia, kad jisai turi idėjų, kaip kitais metais. Arba žinių kažkokių. Taip, turi idėjų, kaip elgtis kitaip, kad jo šansai pakovoti dėl titulo. Palinkėsim Landui kitais metais. Pažiūrėsim, ar jisai teisingas išvadas pasidarė, ar ne. Tai dar kartą sveikinimai Maxo Verstappeno fanams ir žengiam į aktualijų. Konstruktorių taurė vis dar labai atvira, sakyčiau. Konstruktorių dar pamatysim, dar labai neaišku. Ten dar Pereso šmėkla visur šmeižuojat. Bet dabar turim 3 temas. Naujienos arba aktualios. Nežinau, ar girdėjot, gerbiami klausytojai ir žiūrovai. Viena iš jų tai General Motors ateina į Formulę 1 nuo 2026 ir jau 99,9% tikimybė, kad tai ir bus Andretti. Tai ir bus General Motors kartu su Andretti. Bet Andretti vardas nuo oficialių visų dalių pašalintas. Nėra. Nors jisai užnugaryje vis dar yra. Tai
bus smagu. Bet labai 11 komandų. Teisingai sakyčiau, ko gero jie pasuko reikalus, nes Formulė 1 Liberty Media ko gero suinteresuota gamintojų ateimais. Būtent gamintojų, nes Haas komanda irgi amerikietiška, bet Taip. Haas yra įrankiai realiai, jo, o tikro gamintojai iš United States. Ir jie liktai sutarė jau naudoti Ferrari jėgainės iki General iki tol, kol Motors, savo nepadarė. Cadillacas, aiškiai, savasias pateiks. Tai bet kokiu atveju tik pozityvios naujienos. Turėsim 11 komandų. Smagu. Sekanti tokia naujiena irgi tokia vieša paslaptis. Botas, kuris šiemet atrodo labai liūdnai. Zhou Guanyu jį lenkia labai dažnai. Botas, kuris kažkada važiavo Mercedes, kažkada keletą kartų ir su Hamiltonu sėkmingai pakovojo, kiek jis pergalį turi, apie 5 gal kažkas tokio. Tai kitais metais greičiausiai bus Mercedes atsarginių lenktynininkų. Test and reserve driver. Sakyčiau, labai pasvertas Mercedes komandos žingsnis, nes jeigu šalia Russelo į pagrindinę sudėties antrą bolidą gali sėsti naujokas, aš įsivaizduoju, kad tokios galimybės gana stiprios yra. Tai turėti test driveriai su boto patirtimi. Taip, su komandos žiniom, būtent žmogų, kuris yra žinomas, pažįstamas, kurio telemetrijos duomenys yra žinomas, jo elgesys, jo manieros ir taip toliau. Atsiprašau, 10 pergalių turi Botas. 10 pergalių ir 20 pole pozicijų visos Mercedes. Tai yra žmogus, kuris turi greičio, na, žinoma, kitam amžiui šiek tiek. Bet vat tokio, man atrodo, jisai kaip tik būtų ir idealus tas test driveris. Jisai toks kaip Markas Ženė, jisai toks kaip Pedro de la Rosa, toks žmogus, darbui skirtas. Kurio ilgis, na, ar kaip čia, kažkurio matmuo yra tiksliai žinomas ir jisai kaip etalonas gali būti pridėtas ten ir taip. Viskas gali botų būti pamatuota. Botais. 1,3 tai 1,3 boto. Ir trečia naujiena tokia irgi iš įdomesnių, nežinau ar matėt, YouTube yra Red Bull'o įdėtas tas visas video apie 20 minučių berods. Kalle Rovanperä, tai yra pasaulio ralio čempionato du kart čempionas, jaunas, jam 24 kažkas labai metai, labai greitas, fainas vaikinukas, jisai išbandė RB8, tai yra 12 metų Red Bull bolidą, tada, kada dar nebuvo hibridinių jėgainių, tai yra V8 variklį. Jisai išbandė Red Bull ringe Austriją. Ten, aišku, tame video viskas pateikta lygtis, jisai būtų pravažiavęs 10 ratų, reiškia 3 ratai Formulė 4, 3 ratai Formulė 3 ar Formulė Renault ir po to Formulės 1 automobilių, ten 6-7 ir jisai parodė laiką, ten apie 10 sekundžių grubiai skirtumas nuo to galimo teorinio. Realiai paguglinau ir suradau, kad jisai pravažiavęs iš viso apie 50 ratų, nes reikia vis tiek įprast. Bet anyway, buvo tokių kaip ir nuomonių, kad va čia bet ką pasodink ir važiuos. Turbūt ne. Man atrodo, tas skirtumas yra per didelis. Aišku, jam gal ir nedavė ten spaust, čia buvo toks media projektas daugiau, o tuom, kad žmogus, kuris moka vairuoti automobilį, jaučia automobilį, gali vairuoti kitokios technikos, kitokios būklės techniką, tai aš irgi neabejoju. Ir tas skirtumas yra okei. Tas skirtumas ir vėlgi, ralio specifika labai smarkiai skiriasi. Paimkim Monte Carlo į asfaltinius ruožus ir čia tau bus labai panašu. Vis tiek didelis skirtumas, kaip vairuojamas automobilis, kaip jis elgiasi, labai didelis skirtumas. Ir kai tu žinoma trasa važiuoji, tai yra vienas dalykas, ralė, kai tu važiuoji, tai ten viskas yra visai kitokiam lygiai. Vėlgi, Rovanperä šiais metais, kadangi važiavo nepilną sezoną ralyje, tik tais keli startus turėjo, tai jisai išbandęs yra labai daug technikos. Tame tarpe labai, jisai ten, man atrodo, drifto kažkas, tai ten šonaslydis, reikėtų ir GT technika, jisai GT3, man atrodo, technika bandė daug tokių disciplinų, kurios akivaizdu, kad jisai ieško savęs realizacijos. Aš sakyčiau, labai šauniai elgiasi. Žinoma, Toyota komandai ralio čempionate, tai
vos nekainavo konstruktorių, gamintojų taurės. Ten tik 3 taškais, Japonija, Australija praeitą savaitgalį Toyota Gazoo Racing tapo nugalėtoja. Mes Formulės 1 fanai, mes nesekam ralių. Atsiprašau. Gerai. Kas dar apie tą palyginimą tarp kitų industrijų, kitų lenktynių serijų lenktynininkus ir Formulė 1. Atsimenė 2000 berods 4 ar 5 metai, kai Valentino Rossi iš MotoGP testavo Ferrari ir rimtai testavo Ferrari, 2 dienas Ferrari, jisai pagal informaciją vidinę iš inžinierių nutekėjus, jisai atsiliko nuo geriausio Michaelio Schumacherio laiko tais metais 1,5 sekundės ar kažkas. Tai jisai rodė nerealius, jisai rodė stebuklingus rezultatus ir pats nusprendė, kad tai yra per daug jam. Tai va, čia palyginimai. O čia buvo apie 10 sekundžių, kad ir mažiau, bet vis tiek. Einam prie žiūrovų klausimų. Ir va, kaip tik pats pirmas mano komentaras, labai šaunu, kad moteriškos lyties atstovės domisi Formulės 1 gyvenimu. Justina Deinytė paklausė, ar būtumėt už 11 komandos atėjimą į F1 ir skliaustėse buvo įrašyta Andretti tikriausiai realiausias kandidatas. Taip, Justina, tu teisi. Kaip parodė informacija paskelbta berods šeštadienį, greičiausiai taip ir bus. Aš sakyčiau, kad šaunu, netgi žinant ir Andrečio, ir žinoma General Motors backgroundą, ir jų sugebėjimą sugeneruoti vėlgi tam tikrus pinigus, kurie pritrauktų specialistus teisingus. Manyčiau, kad tai bus geras priedas prie Formulės peletono. Tai nebus skaičius 11, tai bus žaidėjas, kuris planuoja kažkurioje ateityje daryti įtaką, kaip formuosis visa Formulės 1 istorija. Tai aš sakyčiau, tokie žaidėjai yra labai geros žinios Formulėje 1. Aš suprantu, kad dabar turime 20 automobilių trasoje ir kartais, ypač pirmoji kvalifikacijos dalyje, kai kuriuose trasose tikrai būna ankšta tiem 20 automobilių, tai 22 automobiliam dar šiek tiek anksčiau. Visada gali reglamentą palyginti keliom minučių. Turi 2 galus, bet aš manau, kad pliusų žymiai daugiau ir jie labai didelę persvarą nusveria tuos minusus, kurie su to susiję. Toliau mes turim Astralas Production. Kokios dabartinės trasos jums mažiausiai patinka ir kaip jas pagerintumėte? Man nepatinka arba mažiausiai patinka tos trasos, kurios yra tokios dirbtinės, kad jau kitaip ir nepasakysi. Pavyzdžiui, Saudo Arabija man visai nepatinka, ji yra labai keista kryva. Miamis kažkodėl irgi nepatinka. Sutinku dėl Miamio. Tai Saudo Arabijos trasa mane tiesiog pribloškė jos realybės ribų peržengimas, taip sakyčiau. Man ant tiek nesuvokiama, aš taip sunkiai suvokiu vairavimą Formulės 1 automobilio toje trasoje, kad man tai iš kažkokios pasakų sferos, aš taip sakyčiau. Bet iš tokių nuobodžių ir neįdomių, tai sakyčiau, trasa, į kurią mes atvažiuosime ateinantį savaitgalį. Irgi, labai gerai. Tai ten kažkas iš tokių... Taip. Apie nieką. Joje vyksta motociklų lenktynės jau 20 metų ir jį labai tinka motociklams, automobiliams gal ne. Dar iš, žinai kas, nežinau ar atsimeni, Indijos trasa ir konfiguracija buvo tokia apokryvė Korejoje, Yongam tas racing track, kur balose kažkokias padarytas. Atsimenu, buvo tokia. Pasaulio pakrašty. Bet matai, kaip greitai tie dalykai užsimiršta. Tik dėl to, kad tu priminėjai, tai aš jas prisiminiau. Šiaip tai jų niekada net neprisiminiau. Bet ir nieks jų nesiilgi turbūt dėl to. Gerai, sekantį klausimą turim Mr. Rebel 1S. Čia yra 2 klausimai. Taip, 2 klausimai, pabandykim jį. Taip. Kaip vertinate Paskalio Ferleino kelionę Formulė 1, žiūrint iš šiandienos, ar galima teikti, kad žmogus atsidūrė tinkamai vietoje, bet netinkamo laiku? Ir antra dalis, ar realu vėl tikėtis kelių padangų gamintojų šiame sporte, kokia jūsų pačių nuomonė apie tai? Tai Pascal Ferlein, kuris įvažiavo, aš net neatsimenu, kaip komanda vadinosi. Man atrodo, jis į Mercedeso remiamas buvo. Remiamas jo, bet kažkurį iš variklių klienčių. Aš sakyčiau, pagal tai, kaip mes menkai prisimenam jo karjerą Formulėje 1,
ko gero nelabai. Nelabai gailisi Formulė 1. Jisai neblogas buvo. Ne, kad jis neblogas taip, nes ir Formulėje jisai ten vežė. Šiemet laimėjo titulą, jeigu neklystu. Tai va, bet tai taip. Tam tikrą potencialą rodo, bet galbūt jūs teisus dėl to, kad ne laiku ir ne vietoj, galbūt. Bet ko gero pasaulyje yra tūkstančiai žmonių, kurie... Paskutinį pavyzdys va Mikas Šumacheris stovėjo ir šį savaitgalį stovėjo už Toto Wolffo nugaros, ir ten ir liks stovėti greičiausiai kitais metais. Dėja. Ir dėl padangų... Dėl padangų tai aš jums galiu beveik garantuoti, duoti dantį, kaip sako žmonės, kad nebus 2 gamintojų vienu metu Formulė 1 padangų. Okay. Aš sutinku, kad vienas yra geriau, mano galva, nes aš atsimenu tragišką 2000 kelintų metų 4 United States Indianapolis. Kai tik dėl padangų ir nesutarimo atsirado ten niuansai, jūs pakeiskit trasą, mūsų padangos ten mes atsivežėm jos nesaugos, tai jūs turit pagaminti padangas, kurios būtų... Ir po to būdavo tokių lenktynių, netgi jeigu atmetus tą etapą ar tos metus ir 3 metais, pavyzdžiui, būdavo tokių lenktynių, kur akivaizdžiai matosi, kad Michelinai limpa ir važiuoja, tik staiga pasikeičia kažkiek oro temperatūra, ten palyja, dar kažkas, pradeda važiuoti kitą padangą. Čia, žinot, galima visą laiką polemizuoti, būti šalininku vieno ar kito gamintojo padangų. Aš irgi tam tikrą nuomonę turiu apie padangų gamintojus. Galbūt jinai nėra teisinga, beveik esu tikras, kad jinai nėra absoliučiai teisinga, nes ko gero apie kiekvieną aspektą detaliau šnekant, analizuojant, galima rasti, kad galbūt kitas gamintojas yra geresnis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kuo aš norėčiau pagrįsti savo nuomonę, kad 2 gamintojų nebus. Todėl, kad Formulė 1 nenori, kad pagrindinių klausimų taptų, kalbant apie Formulę 1, taptų, kuris padangų gamintojas yra geresnis. Good point. Tai sakyčiau, yra neužmušamas argumentas, man taip atrodo. Taip. O kad būtų kalbos viena apie padangas, aš tą praktiškai garantuoju. Tikrai. Nes jūs paimkite bet kokį komentatorių, kiek jisai be išmanytų apie Formulę 1, jisai matys kadre padangų gamintojus. Pagrinde. O jau ten antram plane bus lenktynininkai, trečiam plane komandos ir taip toliau. Gerai. Dabar mes atėjom prie klausimo, kurio autorius Geitvydas Kavaliauskas, ir čia bus prizas už geriausią klausimą Geitvydui. Sveikinam. Ir klausimas toks. Dar kartą dėkoju už gerą turinį. Ačiū. Ir klausimas. Gal galėtumėte padiskutuoti apie geriausius bei blogiausius vairuotojų duetus, kas būtent jūsų nuomonė veikia ar neveikia šiems pilotams esant vienoje komandoje? Laiko mes per daug neturim, bet klausimas įdomus. Ir ar tu turi kokį nors iš atminties duetus? Aš pasakysiu. Pabandyk savo nuomonę pasakyti to klausimą. Aš, kalbant apie duetus, aš galėčiau sudėti blogiausių duetus. Bet iš gyvų, iš tų, kurie buvo, sukomplektuot galiu. Jo. Okay. Koks nors mano duetas būtų, pavyzdžiui, Gastonas Macekanė ir Lansas Strolis. Būtų puikiai komanda tokia. Nes dažniausiai, turbūt nėra buvusios komandos, kur būtų abu pilotai prasti, sakykime. Tu atsimeni tokį Andrė De Cesaris? Neatsimenu. Aš žinau, bet jį vadino Andrė De Crasheris buvo jo Andrė De Crasheris. Na, aš sakyčiau taip, jeigu kalbėti apie geriausius duetus, tai nėra labai svarbu, kad duete būtų patys 2 geriausi lenktynininkai. Taip, turi būti komanda. Taip. Tai yra, kad tas, kuris lėtesnis galbūt, jisai turi papildyti taip tą greitesnį, kad šitas atsiskleistų visų savo grožiu, ar ne taip? Nes yra tokia rolė jo. Bet aš sakyčiau, ko gero, jūs pasižiūrėkit į istoriją ir tuos sėkmingus lenktynininkus, kurie tapo čempionais, ir jūs pasižiūrėkite visą laiką į tą komandos draugą. Ir suprasite, kad nemaža dalis nuopelno, kad tas žmogus tapo čempionu, buvo dėl to, kad jis turėjo tinkamą komandos kolegą. Buvo subalansuotas tinkamai. Netgi tas atvejis, jeigu prisimename Prosto su Sena, McLarene laikus, tai manau, kad
jie buvo ta prasme, nors ir klaikiai konfliktuojantis, labai skirtingų charakterių, labai nesuderinamas duetas, bet jisai buvo labai geras dėl to, kad kiekvienam iš tų dviejų žmonių jisai leido atsiskleisti pačiom, savybėm, kurios leido pasiekti geriausią rezultatą. Aš bent jau taip žiūriu. Jiem pasisekė, kad tuo metu jie turėjo žymiai greitesnį automobilį, man atrodo. O iš tokių, kur automobilis buvo tiesiog... Tikėtina, o iš tokių, kur automobilis buvo tiesiog greitas, geras, aš sakyčiau, čia 98-9 McLaren, Miko Hakkinen ir David Coulthard. Vat jie kažkaip sužaisdavo, Ronas Denisas susitvarkydavo su jais žymiai geriau, negu su tais tavo minėtais dviem čempionais. Ne, aš nesakau, kad tai yra geriausias pavyzdys, bet sakau, kad pavyzdys, kad gali ir nelimpantis tarpusavėje tokie du magneto priešingi poliai gali duoti gerą rezultatą. Sutinku. Toksai receptas irgi įmanomas ir kartais, matyt, komandos priimdamos sprendimus apie lenktynininkus, kartais eina tuo keliu taip pat. Nors tai nėra lengva. Dar iš tų, žinai, dabar, kai šnekėjom, prisiminiau Haso nepakeičiamą duetą Kevin Magnussen ir Romain Grosjean. Tai vat, jie dviese vienas kitą tokie. Jie kartais atrodydavo, kad jie yra labai geri, bet dažniausiai nesuprasdavai, ką jie ten veikdavo toj komandai. Aš stebiuosi, kaip kai kurie žmonės sugeba, rodydami kartais, net kvailumo pavyzdžius, kaip jie sugeba išlikti formulėje ten, nežinau, po kelis metus kartais ilgiau. Bet taip, kiekvienas dalykas yra, žinoma, komandos turi žymiai daugiau medžiagos sprendimams priimti ir argumentų. Taip, turim daug klausimų, bet laiko turbūt kokiem 2-3 maksimum. Pabandom. Aš rytis arba AS rytis. Ar vienintelis dalykas, kurio pritruko Kazimierui Vasiliauskui patekti į F1, tai pinigų. Jeigu nežinot, Kazimieras Vasiliauskas, tai Lietuvos lenktyninkas, 2009 ir 2010 lenktyniavęs Formulėje 2. Ta Formulė 2 buvo toks dar... Netokia Formulė 2 kaip dabar. Šalia tų oficialių Formulės 1 gradacijos formulių, jinai tuo metu tokia biškį buvo tokia šonė. Ji buvo žemesnė pagal pajėgumą nei GP2 tais laikais. Kažkas tarp Formulės 3 ir Formulės 2 dabar. Bet nesvarbu. Jisai važiavo kartu su tokiais vaikinais kaip Jolyon Palmer, jeigu pažįstamas, dabar jisai komentuoja, vienas iš komentatorių. Kuris buvo pakliuvęs į Formulę 1, ilgai ten neužsibuvo. Renault pabuvo. Jo. Tai Jolyonas užėmė 2 vietą tais metais 2010, su 5 pergalėm Kazimui, jisai taip vadinosi Kazim, kad užsieniečiam lengviau būtų skaityti, jisai turėjo 1 pergalę, užėmė 4 vietą tame čempionate. Bet, sakykime taip, turbūt komplekso... Rezultatai gal visko nepasakė. Jo, to komplekso turbūt pritruko, kad su pinigais būtų lengviau toliau eiti, be abejo. Mes nežinome, ar pinigai būtų padėję, bet kad pinigai buvo vienas iš pagrindinių trūkumų, tai aš beveik galiu dantį duoti. Tas buvo viešai deklaruoja. Ir kadangi mes patys nebuvom sprendimų priėmėmi į Kazimierą samdyti ar nesamdyti į Formulės 1 komandą, tai dėl to mūsų bet kokios nuomonės priimkite kaip spekulacijas, nes aš manau, kad aš nedisponuoju jokia informacija, kad to klausimu kažką sakyčiau apie Kazimierą Vasiliauską. Teisingai. Toliau mes turim klausimą Abugalis. Labiausiai patikęs dokumentinis, biografinis, vaidybinis filmas ar serialas apie Formulę 1? Man vienareikšmiškai The Rush, Jameso Hunto ir Niki Laudos istorija. Čia gal 12 metų ar kažkas tokio, ar 14 metų. Fantastiškai susuktas, fantastiškai suvaidinę abu aktoriai. Jeigu kas nematėt, patariu pasižiūrėti būtinai. Aš gal turiu labai specifinį įsivaizdavimą, kaip turi apie Formulę 1 filmas atrodyti. Galbūt aš netgi tokio įsivaizdavimo neturiu, bet iki šiol dažnai žmonės labai prašauna su tiesa, kas svarbu Formulėje 1, bent jau kaip aš ją įsivaizduoju. Žmonės, kuriantys filmą, žinoma, stengiasi kažkokiu tokiu sensacingų
ieškoti temų, įvykių tame ir galbūt jie mažiau dėmesio statydami filmą, kurdami filmą ir galimybių turi ir mažiau dėmesio skiria tokiem tikrai sprendžiantiem dalykam Formulės 1 pasaulyje. Tai aš žinau, kad beveik 100% mano nuomonė su bet kurio filmo kūrėjo nuomonė tikrai išsiskirs. Dėl to aš nesiimu vertinti tų filmų, nes aš įsivaizduoju, kad nemanau, kad geriausi filmai iš sukurtų filmų yra sukurti apie Formulę 1. Taip. Manau, kad greičiau ten nepatys. Kai tu dabar prisimeni ir pradėjai šnekėti apie tos atitikimus, tai aš prisiminiau Stallone režisuotą ir vaidintą filmą Driven. Šito filmo nežiūrėkit. O iš tų geresnių, bet klasikinių yra toksai filmas Grand Prix šiam 6 metų. Fantastika irgi. Ypač kadrai. Kaip jie tais laikais kabindavo kameras, tas didžiulės ant automobilių. Šitą irgi būtina pasiūlyti. Gerai, kad priminiai, nes aš tiesą sakant savo, jau tokiam subrendusiam gyvenime nežiūrėjau šito filmo. Aš jį kažkada žiūrėjau per Lenkų televiziją, kai buvo dar ta geležinė užsklanda. Ir kai viskas ateidavo iš žanos sienos, atrodydavo, o Dieve, kaip čia. Tai tada, kai aš dar buvau paauglys visiškas, man tas filmas tikrai kosminį įspūdį padarė. Bet aš sakau, kadangi aš jo nuo to laiko nesu matęs. Aš žiūrėjau, nežinau, per paskutinius 5 ar 10 metų dar garantuoti, kad jis tikrai fantastiškas, bet man tada jisai tikrai padarė labai didelį įspūdį. Ir ten siužetas sukasi apie ten realiai yra drama, kuri yra apie Formulę 1. Puikiai susižiūri visą. Tikiu. Tuo labiau, kad man stilius tų laikų filmų labai patinka. Aktoriai irgi. Taip, dar 2 klausimai bėgam. Saurisas, ar žaidžiate F1 video žaidimus, jei taip kurios? Ar žaidži ką nors? Žaidžiu, bet aš gamintojų žaidimo nereklamuosiu, nes man tie gamintojai nelabai patinka. Supratau. Bet yra toks žaidimas, kuris labai, jisai nėra tik Formulė 1, bet ten tame tarpe Formulė 1 egzistuoja. Okay. Aš turiu netgi PlayStation Race Seat. Namuose žmona visą laiką barasi, kad aš išneščiau ją. Jį susilanksto gražiai, beje, Red Bull branded yra kėdė. Tai aš dažniausiai žaidžiu arba Formulė 1, šiuo metu 2021 iki šiol žaidžiu, nes aš kokius 3-4 metus ten atsinaujinu, nes koks skirtumas. Arba Gran Turismo. Tai tokius žaidžiu. Ir dabar tas klausimas turbūt paskutinis, kur Arūnas norėjo turbūt jį labai pakomentuoti, Mantas 706. Išsamei paaiškinti hibridinės pavaros veikimą reiktų ir įdomu, kiek įtakos greičių turi jos veikimas. Ir toliau čia, kas čia dar klausinėjama, ar visuomet stabdant kraunami akumuliatoriai, ar tik tuomet, kai pilotas taip nusprendžia, ir paaiškinkit, kaip pilotas įprastai elgtųsi, panaudojant hibridinės pavaros krovimo ypatumus, gindamas poziciją ir atakuodamas priešininką. Šitą turbūt antra dalis klausimų. Gal pradėsiu nuo to, kad šiek tiek pristatysiu, kaip ta hibridinė sistema atrodo, kaip jinai veikia. Hibridinė sistema visų pirma turi 2 variklius generatorius. Tai yra elektros varikliai, kuris gali ir į vieną pusę, tai yra ir gauti energiją, ir krauti akumuliatorių, ir atvirkščiai iš akumuliatoriaus ją, ar iš kitur atiduoti, sukdamas kažką. Tai vienas iš jų stovi prie variklio. Ir jisai vadinasi kinetinės energijos variklius generatorius. Jisai tiesiogiai sujungtas su varikliu, žinoma, per reduktorių tam tikrą, nes elektros variklio apsukos yra didesnės. Ir mane, tiesą sakant, šokiruoja, kai pamatai, kiek tas daiktas sveria ir kokio jis dydžio. Mažiukas labai. Jisai klaikiai mažas ir jisai 160 kW ar kažką generuoja. Jisai sveria ten kelis kilogramus, aš sakau, vienženklį skaičių. Tai yra kažkas Ir šitus parametrus, kai aš jums sakau, tai jūs pagalvokit, kas mūsų laukia, kai praeis visa elektrifikacija automobilių transporto. Kai mes galėsime turėti, aš sakau, 1000 arklių, bet mes kiek norim arklių galėsim turėti, kai turėsim akumuliatorius. Baisu. Tai va, antras variklis generatorius sujungtas su turbina.
Dažniausiai, dabar populiari schema tai ta, kurią Mercedesas naudoja, kuris ją naudoja nuo savo pradžios variklio. Tai yra turbina ir kompresorius yra ant vieno ilgo veleno išskirti ir tas velenas eina tarp cilindrų eilių dviejų, po 3 cilindrų. Per vidurį V-formos. Tai taip. Tai kompresorius yra priekyje variklio, kuris suspaudžia orą patenkantį, o turbina, kurią suka išmetamosios dujos, yra gale. O tam tarpe yra ilgas velenas ir ant to veleno stovi tas antras elektros variklis generatorius. Tai šitas variklis generatorius jo jau nebus nuo 26 metų. Tai yra, kad naujas variklio reglamentas šitą hibridinę sistemos dalį eliminuoja, kadangi jinai pasirodė klaikiai, brangi. Ir nesuprantama ir fanam. Taip, ir kad šita sistemos dalis vėlgi ir patiem gamintojam dar nėra ištobulinta iki šiol, tai aš jums tą galiu patvirtinti, kad tai yra tikrai sudėtinga. Ką jinai daro? Jinai daro tą, kad jinai padeda įsukti turbiną, kai pilotas paspaudžia akceleratorių, o turbinos sūkiai dar negeneruoja pakankamos slėgio turbinos, tas variklis padeda greitai įsukti turbiną, tai yra mažina turbolagą vadinamą, ir kaip jinai vėlgi tą energiją perteklinę, nes turbina, kai jau variklis maitinamas gerai, tai yra turbina maitinama išmetamosiom dujom, jinai galėtų žymiai daugiau suspausti dujas, bet kadangi benzino kiekis yra ribotas, momentinis naudojimo, tai turbina tiesiog turi perteklių energijos, kurią per vožtuvą išleidžia. Bet kadangi yra galimybė tą turbiną stabdyti tuo varikliu, tai reiškia, turbina tuo metu suka ne tik kompresorių suspaudžiantį orą, bet ir generuoja elektrą, kurią ne į akumuliatorių nukreipia, o ją nukreipia tiesiai į elektros variklį, kuris sujungtas su varikliu kinetinės energijos varikliu. Kodėl taip daroma? Todėl, kad energijos kiekis, kurį viename rate automobilis gali įdėti į akumuliatorių, yra apribotas. Ir automobilis tą energijos kiekį dažniausiai, ne visais atvejais, bet dažniausiai sugeba per ratą sugeneruoti stabdymo metu. Bet ne visą laiką visą, nes tą rodo irgi, jeigu matėt per vaizdo įrašus, čia ir klausimo dalis. Ar visuomet stabdant kraunami akumuliatoriai, tik tada, kai pilotas taip nusprendžia? Tai prie to dar prieisim, aš dabar noriu šiek tiek apie sistemą jums. Tai dažniausiai ta energija, kurią jau sugeneruoja elektros energija, būtent tas turbinos, jisai vadinamas šiluminės energijos, reiškia variklis generatorius, dažniausiai tiesiai nukreipiama į tą kitą variklį kinetinės energijos, kuris padeda sukti vidaus degimo variklį, tai yra varyti automobilį į priekį. Dabar tas kinetinės energijos variklis generatorius, jisai savo energiją deda, žinoma, į akumuliatorių. Bet jau, kaip minėjau, pagal reglamentą tas energijos kiekis, kiek per ratą gali energijos sukaupti akumuliatorių, yra ribojamas. Tai yra federacija seka ir yra visi parametrai matuojami ir, žinoma, sistemos taip suprogramuotos, kad pertekliaus negalėtų atiduoti, ar ne. Dabar, kaip visas šitas sistemas valdyti pilotui, būtų absoliučiai neįmanoma ir sudėtinga. Tai viskas yra sudedamai suprogramuojamas. Jūs dažnai girdite, kad ten režimai, inžinierius, taip, variklio režimą perjungt ten tą S5 ar ten 6 ar whatever. Priklauso nuo komandos, kaip jos sustrategavę yra. Nes žinoma, mes turime ir lietaus sąlygas, ir starto procedūrą, ir kvalifikaciją. Kvalifikacijoje, pavyzdžiui, naudojami, matyt, įvairaus aštrumo, bet patys priešingi, maksimalaus galingumo variantas yra koksai. Kai elektros energija iš akumuliatoriaus naudojama tik įsukti šiek tiek turbiną ir po to atidaromas vožtuvas, kad kuo mažesnį pasipriešinimą išmetamosios dujos turėtų. Ir vėlgi kvalifikacijos to greito rato metu kinetinės energijos tik stabdant šiek tiek
pakraunamas akumuliatorius, bet iš esmės visa energija elektros akumuliatorius atiduodama tam, kad padėti sukti vidaus degimo variklį. Ir žinoma, ta būklė visos sistemos varančios yra netvari, ar ne? O tvari būsena, kai tu, šitam rate kažką darai ir kitam rate tą patį gali daryti ir sekančiam ir po 10 ratų tą gali. Tai tvari būsena. Ir vėlgi kvalifikacijai naudojama priešinga situacija, kai tu esi apšilimo rate, tau reikia paruošti variklį būtent tam, kad jis galėtų visą tą akumuliatorių. Tai tu gali naudoti, tai yra kaip tu suprogramuoji, kaip pas tavęs. Tiesiog lenktynininkas įjungia pakrovimo režimą. Ir tuo metu, žinoma, krauna stabdydamas akumuliatorių, bet jisai gali krauti akumuliatorių ir iš turbinos. Ir taip pat gali iš vidaus degimo, tai reiškia deginamas benzinas tam, kad suktų šitą kinetinį generatorių ir kad krautų akumuliatorių. O lenktynėse tai žinoma tvarus režimas naudojamas, bet jo irgi kažkiek tai variantų yra, kiek eikvojama. O dabar dėl to, ar lenktynininkas sprendžia, kada krauti, taip jisai turi tokią opciją. Kadangi kažkokį įsijungęs tvarų režimą, ir jeigu pas tave atvažiuoja varžovas, kuris už tave greitesnis ir tu pradedi galvoti, kaip čia tau reikės gintis. Tai tu, žinoma, turėdamas progos tam tikrose vietose tu tą harvestinį, tada lemputę mirksi. Nors harvestinimas, bet kuriuo atveju, automatinis tas, vyksta tada, krovimas automatiškai vyksta tada, kai tu atleidi akceleratorių. Ir paprasčiausia, kad jokių kitų operacijų nedaryt, tai tiesiog pilotai ką daro. Jie gerokai anksčiau prieš stabdymo zoną atleidžia akceleratorių ir mes matėm taip, kadangi privaloma tos lietaus įspėjimo šviesų įjungimas, kai vyksta lietus, kai skelbiamos šlapios lenktynės ir tos šviesos mirksi tada, kai būtent kraunamas akumuliatorius. Tai yra, jeigu prieš tave važiuoja pilotas ir ginasi nuo tavęs, tai tu gali matyti, kada jisai krauna akumuliatorių. Kas yra nauda lenkiančiajam. Taip pat atakuojantis gali papildomą galę pasirinkti akumuliatorius. Išeikvoti jau, sutaupyti ir išeikvoti. Ir jisai, o kaip naudojo, kada naudojo, aš įsivaizduoju, kad kiekvienoje trasoje yra kažkokia vieta, kuri yra palankiausia lenkimui. Bet tą žino abu dažniausiai. Aš beveik garantuoju. Ir tas, kuris ginasi, ir tas, kuris puola. Dėl to tas, kuris ginasi, numano ir kaupia savo akumuliatorių ir jį panaudoja būtent toje vietoje. Dėl to puolantis turi tam tikrą pasirinkimą apgauti. Nes besiginantis nežino, kada puolantis kraunasi savo akumuliatorių. Taip. tą privalumą turi be puolantis. Žodžiu, man tai, tikėkime, atsakymas tave tenkina, nes mes jau turim bėgti, nes galim šnekėti. Čia apie tai tikrai galima ilgai šnekėti. Bet mes turim dar šiek tiek žvilgtelėti į Kataro Grand Prix, ką mes jau aptarėm, kad trasa yra debiutavusi 21 metais, tada, kada buvo post-COVID tas laikotarpis, kada buvo atšauktas Australijos Grand Prix. Ir jį žinoma, kaip jau minėjau anksčiau, kaip MotoGP lenktynių trasa, MotoGP motociklo trasa nuo 2004. Konfiguracija ir įdomumą jau aptarėm, kad jos konfiguracija neįdomi, galbūt turit kitą labai nuomonę. Labai panašus vienas į kitą posūkiai, skiriami paprastai vos ne vienodo ilgio tiesiųjų. Tai toksai... Ir vat kas įdomu iš tų dviejų kartų, ką mes galime spręsti, ir iš anų metų savaitgalių, ten labai stipriai atrodė ir Red Bullis, ir McLarenas, ir šiek tiek Mercedes. Ferrari neatrodė stiprus. Tai įdomu bus pasižiūrėti, kaip bus šis savaitgalis, kadangi Ferrari matosi, kad kreivė tobulinimo nesustoja, ne tik tai dėl variklio ir ne tik tai dėl ten ilgų tiesiųjų, tai bus labai įdomu. Šiaip pretendentai panašu, kad Red Bull ir McLaren. Aš sakyčiau, kad Ferrario pajėgumą praeitose lenktynėse Las Vegase labai užniveliavo tas grūdėjimasis padangų, nes man atrodo, Ferraris turėjo potencialą nunešti visus.
Jeigu būtų... Jo, tai dėl to aš temperatūra sakyčiau, kitokia. kad Losail trasoje, ko gero, Ferraris irgi potencialą turi neblogą. Bet čia, žinot, mes šnekėjom prieš aną savaitgalį, kad bus taip, o buvo... Tai va, čia kai nueisim iki savo spėjimų, galėsim išreikšti visą profesionalumą, taip vadinamą. Ir iš praeitų metų dar man įsiminė labai starto avarija, kur buvo sukėlusi į daug kalbų, kur Hamiltonas startavo minkštesniam padangom negu visi kiti ir bandė užkirsti labiau Russellą. Russellas kaip buvo, taip ir liko toj pačioje vietoje ir gaunasi, kad jie susidūrė. Vienam baigėsi lenktynės, o kitam, ar čia tik tai aš neatsimenu, ar čia buvo Hamiltono baigėsi lenktynės, o Russellui pavyko iki 4 vietos dasigauti vargais negalais. Ir dar, kas buvo įdomu iš praeitų metų, čia buvo pirmas kartas, kai Piastri sužibėjo taip rimtai. Jo laimėjo sprintą ir lenktynėse atvažiavo antras, atsiplėšimas nuo laimėjusio Verstappeno buvo labai nedidelis, ten keletą sekundžių. Čia buvo tas pirmas pakilimas jo vardo, sakykime. Na, Piastri paskutiniu metu mes labai retai matom. Visiškai. Bet aš įsivaizduoju, kad tai gali būti dėl kelių priežasčių ir viena iš jų išorinė. Tai yra, kad komanda yra paprašusi padėti Norrisui laimėti titulą. O dabar, kai Verstappenas jau, taip sakant, padėjo, dabar, man atrodo, Piastriui bus atrištos rankos, nes McLarenui iš tiesų teks pakovoti dėl konstruktorių taurės. Ir aš spėju, kad mes per tos 2 etapus likusius, kad mes turėtumėm pamatyti daugiau Piastrio. Toks spėjimas. Tai perinam prie Piastrio ir kaip tu manai tada spėjant sprinto nugalėtoje kvalifikaciją ir lenktynės, ką tu pasakytum dabar, kas galėtų nugalėti sprintę? Sprintas, sakyčiau, Sainzas. Sainzas, ok. Kvalifikacija. Kvalifikacijoje, sakyčiau, Piastriui laikas būtų parodyti, kad jisai kitiem metam nebus pastumdėlių kažkokio, ar ne? Ir dėl to aš jį dėčiau į pergalę taip pat lenktynėse. O, čia rimtai. Taip, antra vieta kvalifikacija, ar ne? Taip, antra vieta kvalifikacija. Russellas, gerai. Ir trečia vieta kvalifikacijoje Sainzas. Įdomu. O greičiausias ratas? Prie lenktynių dar nueisim. Na, kažką reikia Leclerc'ui atiduoti, ne? Gerai. Ir lenktynės sakai, kad Piastri irgi laimės, o antras, trečias? Antras, sakyčiau, Sainzas. Antras Sainzas. O trečias? Ir trečias Leclerc'as. O aš tada būsiu linkęs mąstyti, kad McLarenas visgi bus greitas čia, todėl sprinto nugalėtojas yra Norris, kvalifikacijos nugalėtojas yra Norris, kvalifikacijų antras, trečias Hamiltonas ir Verstappenas. Nesu tikras, bet galbūt. Greičiausia ratą dabar jau Perezo nebėra kam rašyti ir nebėra kodėl. Tai galbūt čia aš įrašysiu Russellą. O klausyk, šį savaitgalį tai yra Las Vegase Norrisas raudonų padangų sustojo ir greičiausiai ratą pasidarė. Tą tašką atimdu, bet jisai galbūt tikėjasi, kad tarkim kažkas atsitinka su Verstappenu ir jisai iškrenta iš tos zonos laimėjimą. Nepasakiau, kad Russellą, bet ne, Russellą nerašysiu. Žinai, padarysim šį kartą taip pat, kaip ir tu, fastest labus Leclerc'as. O lenktynėse čia jau yra reikalų. Pabandysim irgi, aš eisiu Vabank, irgi Norrisą įrašysiu pirmą vietą, galbūt į antrą įrašysiu Verstappeną, o į trečią, čia galbūt galėtų prasibrauti koks nors Sainzas. Tai būtų mano toks spėjimas. Aš kažkodėl, žinai, įtariu, kad Ferraris turėtų būti gana stiprus šitoj trasai. Pažiūrėsim. Bet vėl, žinai, jeigu būtų žemos temperatūros, tai tada... Nebus žemos temperatūros. Nes akivaizdu, kad Las Vegas savaitgalis vėl tą nuomonę, kuri jau buvo anksčiau suformuota, patvirtino, kad Mercedesui žemos temperatūros tinka. Sutinku. Šiai dienai tada iš mūsų
kalbėjimų ir klausimų atsakinėjimų tiek. Kitam etapui žaidimai bus 2. Prizas bus už geriausią klausimą ir už tiksliausią spėjimą. Galbūt mes sugalvosime kažkokį kitą prizą, pasižiūrėsim, kaip čia mums gausis. Tai rašykite įdomių klausimų į mūsų, komentuojant į mūsų tą Q&A rubriką, nes kitą savaitę greičiausiai turėsim svečią. Nežinau, kokį vėl svečią ir nežinau, ar 100% turėsim, bet vyksta dėrybos įtemptos ir svečias preliminariai turėtų sudalyvauti. Liuks, geros žinios. Geros žinios. Tai dėl to sekit su mūsų, taip, vėlgi spauskit patiktukus, kaip ten jie lietuviškai vadina. Patiktukus, dalinkitės, taip, prenumeruokit, spauskite varpelį. Taip, priminimus ir iki iki kito karto. Ačiū už žiūrėjimą. Iki.